Visai pirma mano mintis buvo, ką aš veiksiu gyvenime, tai būsiu cirke žonglierius. Žmogus auga, tobulėja. Tai šiuo metu esu karo istorikas, tyrinėjam Lietuvos kariuomenės dalinių istoriją. Tarp gamtos, tarp istorijos ir tarp gimto kaimo Stotyros muziejus, bet ir akmenys. Esam radę kirvuką akmeninį vaikystėje. Tas labai mane palėtė. Nuo fosilijų ir pažvelgdavau į dangų, į žvaigždės ir gimė tas kiemo idėja. Ir Krašto apsaugos ministerija paskelbė konkursą išrinkti žmogų atstovausiantį Žalgirio mūšiui. Įvyko rinkimai, aš juos laimėjau. Vytautas buvo valdovas ir jis turi turėti karūną. Ir sako, ne, neįleidžiu mūšio lauką. Aš net sakau, kartais net neišlazdėjau, sakau, ten iš tokio kaimo prie Lenkijos sienos, kad visiškai būtų ir to nesigėdiju ir net laikau tai kokybės ženklų. Margis. Sveiki, tęsime kelionę po Lazdijų kraštą. Ir šiandien esame Akmenų muziejui, Jotvingių kiemas. Svečiuojamės pas Lietuvos kariuomenės karininką, karo istoriką, majorą ir šio muziejaus įkūrėją Donatą Mazurkevičių. Sveiki, Donat. Sveiki atvykę. Kaip gyvuojat? Ačiū, gerai, laukiu. Tokia graži diena šiandien papuolė, labai smagu su jums susitikti. Pradedam varpais, ar ne? Jo, toks yra senas pasisveikinimas. Būdavo ir bažnytiniuose namuose, vienuolynuose, laive vidurinis pas mane ir mažiukas mokykloje. Dar man būdvietį yra skambinę į pertraukas varpeliu. Panašiu? Visiškai tokiu pačiu. Geras. Tai kur mes esam? Donatai, papasakokit. Esu buvęs šį porą kartų su mokykla. Aš šiek tiek žinau, bet manau, kad kai kurie mūsų žiūrovai tikrai dar neatradė šito krašto. Tai kur mes čia esam? Esam mano gimtajam kieme ir aš jį pavadinau Jotvingių kiemu. Tai galima sakyti, kad esam Jotvingių kieme, kuriame šiek tiek po kruopelytę kaupiam tą Jotvingių istoriją. Jotvingiai pirmą kartą istorijoje fiksuoti 983 metais, kai Kijevo Rusios valdovas Vladimiras, būtų dabar Vladimiro Zelenskio pro valdovas kažkada prieš 1000 daugiau metų, užpuolė Jotvingius. Ir teko mums kariauti, tai pirmą kartą metraščiuose yra fiksuota ta data. Tai nuo tų laikų ir dar senesnių aš randu ir kaupiu ir gyvosios gamtos, fosiliją, akmenis, tai ta istorija net siekia milijonus metų. Bet pavadinimas dedikuotas tai mūsų genčiai, kurios kraujo galvoju, kad turiu. Mes irgi dzūkai esam Jotvingių palikuonys, tai ir šiandien visa istorija, kas buvo vakar, yra mums tinkama ir mes turim ją atsiminti. Kaip smagu matyti degantį šituo dalykų žmogų. Ir patį muziejų atidarėt jau taip oficialiai 90-aisiais metais, ar ne? Taip, sutapo su Lietuvos nepriklausomybė ir ne tik, kad sutapo dėl emocijos, dėl laisvos minties, bet ir labai fiziškai tėvai atgavo buvusią prarastą žemę. Dėja turbūt perkelta iš kito kaimo galo ir kada atgavo žemę, aš ant to kalniuko užlipau ir gavau erdvę, tiesiog fizinę erdvę, kur krauti man akmenis. Nederlingas kalnelis buvo, netiko žemdirbystei, tai paėmiau jį ir tėvelis amžinatilsį sako, ką tu čia darysi, čia niekas nesigaus, sakau, kažką pamatysim, auginsim akmenis. Tai štai ir auga tie akmenys. Ir auga labai gražiai, tai užlipam pasižiūrėti, koks tas vaizdas. Visi iki vieno yra atvežti, nei vieno nebuvo čia, visi yra tiek rankom pačiupinėti, tiek kažkaip tai apmastyti, atgabenti ir surasta jiem vieta. Ir kai randi akmenį, visada galvoji, kur jis tada tiks, į ką jis panašus, ką jis simbolizuoja, ką jis mums pasakoja. Tai kiekvienas kažkaip suranda tą vietą, kartais tenka ir ne kartą perkeistą vietą, suras dar geresnę. O iš kur semiatės įkvėpimo? Ar čia visiškai jūsų minčių toks kūrybinis šėlsmas, ar kažkaip, nežinau, žiūrit kažkokius tai pavyzdžius? Tikrai nesistengiu kopijuoti, bet galiu prispažinti, kad yra tekę vaikystėje būti Mosėdy garsiajam, Kudo rajone, kur irgi ten visas miestelis yra tokio daktaro Into dėka paverstas muziejum akmenų. Bet sakyčiau, kad mano originalus yra. Nekopijuoju, nekartoju, bet kaip ir visada visi iš kažko tai semės idėjų. Bet laikyčiau pagrindų tai, kad Jotvingius noriu pakelt, o kaip juos parodyti, kažkaip reikia parodyti. Tai kartu su ta gamtos istorija, kartu su savo visai aplinkinė ir kaimo istorija. Tiek kaupėsi sendaikčiai, kaupėsi pasakojimai. Tik tai dedikacija galbūt Jotvingiam.
ir kartu gamtos istorija, nes kiekvienas akmuo yra pats seniausias mūsų metraštininkas, nuo fosilijų, kurie suakmenėja gyvūnėliai ir augalų liekanos, va, titnagai, kiečiausia mūsų lietuviška žaliava pasaulyje, kiečiausias yra deimantas. Tai 10 kietumo klasė, mūsų lietuviškieji titnagai, netgi nagas, žodis nagas, sako, kad tai yra labai kietas dalykas ir mes galim tą skambesį pajusti iš kadangi kietas už tai skamba. Kas čia? Čia yra baubliukas pagal garsiuosius Dionizo Poškos bijotuose pastatytus baubliukus, kur pirmieji kraštotyros muziejai buvo senų ąžuolų drevėse. Mano baubliukas yra iš tuopos 100-metės. Viduje skaptuota mano rankom, pats padariau. Ta erdvė. Taip. Yra idėja, kad būnant medžio širdies vietoje, paklausyti savo širdies. Nu, ne tiek fizinių dūžių, bet savo emocijų, savo jausmų. Tai... Galiu išbandyti. Tai būtų labai gražu ir simboliška. Gerai, pabandykim. 100-metė tuopa apdažyta lietuviška nafta iš Gargždų. Tai va, mes jūs paliksim man tai ir jūs pamastykit apie... Reikia pabūti su savim, ar ne? Pabūkit minutėlę. Yra čia vietų, yra kur pamedituoti, bet tokia viena... Tikrai, ta širdis kažkaip vis tiek plaka tikrai kitaip atsisėdus čia nais. Ir mintys. Ir mintys susidėlioja. Čia turbūt yra centrinė jūsų muziejaus figūra. Akmenys mes ir Lazdijų turizmo informacinėme centre Mačiau, džiaugiuosi. Naudojam ir į parodas važiuojam kartu, stengiamės pasakoti apie tą jotvingių palikimą, apie mūsų piliakalnius ir vienas tokių turbūt įprasminimų jotvingių yra ir jūsų muziejus. Ir kas čia per figūra? Tai ją sudaro 4 kolonos, bokštai, stulpai. Aliuzija gali būti ir į mūsų Gediminaičių stulpus. Valstybinį ženklą, bet tiesiog čia gavosi dėl to, kad aš jas atradau, bemastydamas, kaip tą sukurti tokią centrinę kompoziciją ir štai man pavyko ir ką aš čia įprasminau. Ja reiktų vadinti visata lietuviškai arba kosmosas ir sudaro 4 kolonos, kur kiekviena iš jų turi po 5 prasmes. Tai pirmas prasmių ratas būtų mūsų pasaulio šalys - rytai, pietūs, vakarai, šiaurė, dar senąją kalbą vadinama žiemiai. Tada būtų paros ciklas - rytas, diena, vakaras, naktis. Tada turim 4 metų laikus, kur va čia tolyn už Vištyčio ežero gyvenęs Donelaitis aprašė puikioji mūsų pirmoji grožiniai poemai metai. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Taigi 3 dalykai, dabar pereikim viršui, simboliai skirtingi yra. Tai yra mūsų dvasinės būsenos. Čia gaublys, tai va tas pats, ant kurio mes stovim, žemės rutulys, gaublys. Bet tai čia yra mūsų toksai rutinis laikas. Rutinis kasdienybė, kur daugiausiai bėgam, atsikeliam, darbukas, vakarienė, naktis, vėl sukamės pirmadienis, penktadienis, jame daugiausiai laiko. Turim blogą laiką, pragaras, pragarmėti. Pirmiausia, pragarmėti dvasiškai. Jeigu prieina žmogus iki to, kad save nužudo, baisiausias dalykas gyvenime, tai pragaras. Ir mes patiriam ne po mirties, bet patiriam daugybę kartų per savaitę, per mėnesį, per amžius, per dešimtmečius ir per visą žmogaus amžių patiria begalę kartų. Yra dvasinės problemos, yra bankrotai, yra skyrybos, yra mobbingai, yra patyčios, yra netgi ir valstybinės pabėgėliai, karai, dabar matom, covidas, visa visuomenė išgyvena, žemynė išgyvena problemas. Ir ateina gerasis laikas, kaip arka, kaip simbolis, skaistyklos, perėjimas iš blogo kranto į gerą krantą. Kaip dangui turim vaivorykštę, Dievo atsiųsta, kad daugiau nebus tvano, taip yra skaistyklos simbolis, kad iš vieno kranto galime perėti į kitą. Ir reiškia, tas blogis kažkada baigėsi arba mes jį įveikėm. Ir ateinam į apvalų ratą, begalybės simbolį. Tai dangus, rojus, geroji būsena, kur džiaugiamės, esam pilnatvėj. Ir viskas sukasi. Kaip para sukasi, kaip metų laikai sukasi. Tai patirim ir tą dvasinį savo gyvenimą. Tai 4 būsenos, be kur neišvengsim net patys geriausi būdami, nes žinom, visi šventieji buvo nukankinti. Tai gyvenime reikia sutaikyti, kad visko teks, bet žinokim, kad galime ir įveikti. 5 prasmių eilė yra pagal senovės graikus, kad pasaulis susideda iš 4 elementų - žemės, ugnies, vandens ir oro. Tai duokim duobė pragaras, kad yra vanduo, dangui duokim deguonį. Yra milijardai žvaigždžių ir visos yra negyvenamos už tai, kad neturi vandens ir oro. Tik mūsų žemelė turbūt vienintelė iš milijardų yra su gyvybė.
Tada žemė yra visos iškasenos, visa Mendelejevo lentelė, dujos, nafta, augalų sėklos, viskas yra žemėje ir viskas žmogus iš ten paima. Ir ugnis yra kaip visos civilizacijos ir įgalintojas, ir simbolis, kai žmogus, laukinis žmogus pirmą kartą įsikėpė kepsnį, užsikūręs ugnį ir sušildė savo trobelę, užsikūręs ugniakurą, tai ir žmogus tapo civilizuotų žmogum. Ir paskiau mes ir metalą lydėm su ugnim, ir visa pramonė yra tik tai per ugnį. Tai... Net nepagalvočiau, žinokit, kad jie gali būti prasmingi. Tai 5 prasmės ir jos padarytos iš girnapusių, kurios malė duoną kasdieninę. Turėdavo kiekviena šeima po maždaug 2 komplektus. Čia sukdavo ranka, šitie stambesni jau buvo sukami maniežo pagalba, kai arkliai eidami ratu, tokis mechanizmas maniežas ir arklių ėjimas ratu paverčiamas per krumpliaračius į velenos ūkius ir tada jau gaunasi tokia pirmoji energijos namuose sodybai turėta jėga, kad tu ten irgi girnas, visokias kuliamasias, kitus lentpjūvės jo agregatus sukdavo, o toks stambusis, kuris yra po angelų, yra sukamas būdavo vėjo, vandens arba šiuo atveju dizelinio variklio galingo. Taigi, ir dar apie girdapusės, tai čia mūsų duona kasdieninė gaminta ir malta miltai ir labai prasmingi akmenys. Ir dar labai atsikartoja gražiai mūsų vienoj patarliai, sako, tu tinginys kaip apatinis girno akmuo. Tai yra taip, kad apatinis girno akmuo stovi visiškai stabiliai vietoj, o dirba tik tai viršutinis. Kitaip tariant, darbininkas ir tinginys, bet procesas ir darbas gaunasi tik jų susidėjimo vietoj. Taigi moralas toks, kad kartais ir tie blogiečiai, tinginiai arba kiti atlieka kažkokią misiją visuomenėje ir mes nežinom kartais kuris. Kaip šventajame rašte sakoma, kad Judas geriau būtų negimęs, bet jis atliko išganimo istoriją irgi vaidmenį. O man žiūrėkit labai įdomu dabar, vis tiek turbūt ne pats viską radot, reikėjo ir kažkokios žmonių pagalbos, reikėjo paprašyti, kad žmonės paaukotų, ar jie noriai tokiai iniciatyvai prisidėdavo? Būtent šitų dalykų jų dabar tiesiog nėra. Jie arba pražuvę, arba išvežioti į muziejus, į sodybas ir pasilikę žmonės savo kaip atminimui. O kai pradėjau, jų buvo dar daug ir žmonės tikrai kartais labai lengvai atiduodavo. Aš sakau, čia kuriuosi ir renku muziejų, sakau, pas manegi atvira, kaip ir yra taip. Atvažiuosit, pamatysit savo padovanotą daiktą. Nu ir pirkdavau, kiti dovanodavo. Bet buvo iš kur, dabar nėra iš kur. Nelikė, viskas beveik pas jūs muziejuje, ar ne? Tai šitų kraštų taip, bet matau ir kartais kavinėse kažkur, papuošimuose vienur kitur. Beje, tokie žmonės pas mane kartą buvo sumastę ir vagystę 2004 metais. Pamatė kažkas, kad čia yra pasisavinti, bet buvo mūsų netgi pasipriešinta ginklu ir įvyko teismas, dėja tie žmonės neišdavė užsakovo, jie buvo tik vykdytojai ir akmenų aš net gavau, bet parodėm, kad savo turtą galim ginti ir toliau įrodyti tiesą teisme. Bet pasaulis toks yra, kai aš tik papasakojau ir gėris ir blogis supa mus ir šitas muziejus yra patyręs tą vagystę 2004 metais, kaip mano pasakojimo įrodymą. Grubę tokia mane labiausiai palietė ne tai, kad aš praradau akmenis, paskui atsirinkau dalį, nes jie išvažiavo. Labiau morališkai palietė, kad aš darai gerą liksį darbą, kaupi, rodai laisvai, o kažkas nori pasisavinti. Bet esam patyrę ir gerą dalyką, iš toje vietoje buvo aukotos mišios katalikų, 2 kunigų. Vyko 2008 metais stovykla vaikų, kelių gimnazijų tokia. Ir čia tame tarpe prie ekskursijos buvo ir mišios aukotos. Tai jau šita vieta irgi patyrė ir blogį, ir gėrį, ką aš tik papasakojau, viskas čia yra įvykę. O čia šitas iš kur? Iš kapinių, bet nepavogiau, žmonės keitė, atidavė. Aha. Ir aš keliu idėją, mama mane, kaip sako, tarkuoja, kad gal panaudojai, bet sakau, mama, aš pats pasirašęs esu kortelę donoro, jeigu vyksta nelaimė kely. Tai jeigu galim žmogus padovanoti inkstą, kepenis, širdį, tai negi akmuo negali antro gyvenimo gyventi. Aišku, gali. Ir tai viskas tinka šitoj vietoj. Būtent tame, kad prasmė, jis nežuvo, nepavirto į skaldą, po asfaltą nesikliuvo, jis gerai, jis buvo ten, dabar jis yra čia. Jis tik akmuo, jis tik tai daiktas, kuris tarnauja, tada tam. Labai tinka šitoj vietoj. Gerai. Puiku, tai drąsiai sėskit. Pabandysiu tada atsisėsti. Ar būna, kad ateina čia pasėdėti? Tiek turiu vietelių, kad man labiau patinka, kad yra padaryta aplamai, negu kad aš ten per daug laiko leisčiau vien tik tai labai toks raminantis vaizdas, sakyčiau. Atsiveria toks peizažas. Buvo labai gražu, kai nebuvo šito miško, kur beržai. Ir ten matydavau dar 2 kalnus.
ta kalnų grandinė labai man patikdavo. Dėja, Bet tai- miškas gerai, bet labiau uždarė tą erdvę. Bet gražu, čia yra tokių jaunų miškų. Žvėrių daug yra. Jo, žvėrelių turėtų Vilkai ateina dieną. būt. Matėt vilkus? Taip. Brolis avis augina, tai ateina. Taigi matom du veidus, dvi skulptūras. Tai yra patys tolimiausi akmeniniai eksponatai parvežti čia į Jotvingių kiemą. Tai jie parvežti nuo Įsikulio ežero, tai yra Kirgizija, Vidurinė Azija. Ir prie Įsikulio ežero yra, pagal pasakojimus ir skaitimą, aš nesu buvęs, yra kirgizų protėvių kunigaikščių antkapiniai paminklai, kurie nelegaliai sovietmečių traukiniu parvežti į Lietuvą, į Marijampolę. Ir štai tokią istoriją aš jūs perėmiau. Ir kai pasaulis toks yra, kad kartais žmonės iš kitų kraštų nori tų eksponatų parsivežti. Kažkada tai vežė visi, Napoleonų pradedant ir kitais, Egipto mumijas. Mūsų Žilinskas parsivežė Egipto mumijų. Ir Britų muziejų yra begalė, graikų, romėnų ir egiptiečių ir kitų kraštų. Tai štai mano irgi ir seni, ir tolimi eksponatai iš Kirgistano. Tai kaip klausia, iš kur akmenys, tai iš šito kaimo, iš gretimo kaimo, net iki Vidurinės Azijos. Mano rankos pasiekė per kitus žmonės, bet tai su tokia istorija aš esu gavęs ir matosi bruožai azijietiški. Tai gerai, papasakokit šiek tiek apie šitą. Pradėjot kalbėti, kad čia yra iš karo muziejaus, ar ne, atkeliavęs eksponatas? Karo muziejaus sodelėje yra Lietuvos kariuomeniai, kur palaidotas tikras pirmas, vienas iš pirmųjų nežinomų karių net pažintų, turbūt tenai Daugpilio fronte žuvusių 1919 metais. Ir buvo pastatyta tokis kubo formos paminklinis akmuo ir jame dega amžinoji ugnis. Ir čia yra romėnų karo šūkis Redė Kodebės, gražink ką privalai. Pilietis turi gražinti ką jisai yra gavęs, nes neatiduok kartais verčia, bet gražink. Pilietis gauna, ateina karas, reikia savo šalį gelbėti. Dabar tas pavyzdys labai gerai matosi Ukrainoje, kai turėtų ir turi visi piliečiai ją išgelbėti. Redė Kodebės, gražink ką privalai. Mūsų partizanai dar pridėjo gražink ką privalai tėvyniai, tą žodį tėvyniai. Ir kai jisai suskilo nuo ugnies karštos po kiek tai metų, karo muziejus organizavo naują, padarė ir šiandien nuvažiavę jūs rasit naują tą kubą, o šitas senas atsikliuvo kitame muziejuje, kur aš galiu papasakoti tą istoriją čia atvykstantiems žmonėms. Ir vėl gyvena naują gyvenimą. Ir kaip sakiau, mano akmenys vėl pasakoja naujas istorijas, pakeitė gal savo pirminę idėją arba vietą ir tęsia pasakojimus. tą suradau, bus angeliukas. Čia, ta prasme, nedaryta. Čia natūralus. Tada padarėm galvą seno angeliuko. Dabar yra pozicija angeliukas. Sparnai Dievo, čia žmogaus. Ir mano angeliukas žiūri 360 laipsnių kampu gali stebėti aplinką. Kaip ir tikras angelas viską matantis. Jo, koplytstulpis irgi Dievo žmogaus pusiau. Ir čia kiekvienas žmogus turbūt irgi atsistoja čia, pagal tuos kampus mato, ką jis nori, irgi išvelgia. Taip, bet va, gamtos, Dievo, žmogaus kažką. Ir tu tik minimaliai, idėja, kad minimaliai įterpti savęs, bet kartu išryškinti tą, ką pastebėjai. O pavyzdžiui, tikėjimas, ar ne, va, toks kaip dalykas, tai kas buvo tėvai labai tikintys, ar kaip atsirado tikėjimas jūsų gyvenime? Aš neįsivaizduoju kitaip pasaulio, nes pats žodis Dievas yra, tai kaip aš sakau, jeigu yra pavadinimas, tai yra ir daiktas, tai jeigu yra Dievas, tai jis yra Dievas. Aš nekeliu, net kaip atsimenu, net nuo mažens nelabai keldavau, ar jis yra. Tik aišku, norisi pažinti, suprast, tą santykį kažkokį surast. Nes sako žmogus bedievis, tai jis irgi turi Dievą, tik jį atmeta. Bedievis. Tai vis tiek, tam žodžiai yra vis tiek Dievas šaknis. Tai ir pažiūrint į senuosius laikus, tai va, būtent jotvingiai buvo laikomi be galo tikinčiais, nebijančiais mirties ir tikinčiais, kad po mirties jie gyvens dausose ir jie bus apdainuoti, tuo būdu pagarsinti, tai jų tikėjimo pagrindas buvo begalinis tikėjimas nemirtingumu. Ir tada įdavo į taką, žinodavo, kad žus 1:10 ir tas jų beatodairiškumas išryškinamas metraščiuose tikėjimo pagrindu. Jeigu galėtumėt save apibūdinti 3 žodžiais, kokie jie būtų? Žinokit, aš pasirinksiu tik 2 žodžius. Net aš Facebook'e parašiau savo tokį kaip logo, kaip moto, drąsa ir meilė. Tai mano ir pirmos raidės,
D. Donatas, M. Mazurkevičius ir manau, kad jie man tinka, jie man patinka ir drąsa tai proveržys, o meilė tai tas minkštumas, kuris irgi reikalingas drąsai kilti, o drąsa reikalinga meilė apginti. Tai aš telpu į 2 žodžius, ir 3 nereikia. Tai Donatai, kur mes dabar esame? Esam čia pas jūs Svirne, ar ne? Ar kaip skaitosi? Seklyčia čia gal? Seklyčia. Seklyčia. Ir bendrai čia yra jūsų gimtinė. Jūs gimėt ir užaugot būtent čia, ar ne? Gimiau čia prieš kelis dešimtmečius, mano gimtasis kiemas, užaugom 3 berniukai, paskui paaugę supratau, kad tikrai labai trūko sesės, sunkiau pažinti moteris, kai jų nebuvo, tik tai mama ir močiutė. Užaugom 3 vidury laukų, absoliučiam vienkiemį, net prisimenu save kokių 5 metų, kai pradėjau ant kiemo krapštinėti akmenukus ir rinkti fosilijas. Ir galų gale nuo fosilijų ir pažvelgdavau į dangų, į žvaigždės ir tarp tų žvaigždžių ir tų fosilijų esančių žemėje gimė tas kiemo idėja, kažką žemiško surinkti istorijai ir dar paaugus, jau pradėjus lankyti mokyklą, supratau, kad gyvenam giliam užkampį. Atvažiuoja giminės kelis kart per metus vasarą iš Kauno, iš Vilniaus, atvažiuoja kolūkiečiai laukų apdirbti pavasarį, rudenį ir vėl mes liekam vieni. Ir galvoju, kai aš užaugsiu, padarysiu taip, kad čia atvažiuotų žmonės pas mane. Nu ir kaip jūs matot, galų gale kažkaip pavyko padaryti, metai iš metų tie žmonės atvažiuoja ir gal net iš toli. Pernai buvo gal tolimiausi atvykę lankytojai iš Argentinos, iš Izraelio buvo, iš Azorų salų. Tai dabar jau virš 1000 žmonių apsilanko per metus, mano vaikystės svajonės patvirtinančių. Ir koncepcija plėtojosi, vystėsi taip anaip ir išėjo taip, kad tarp gamtos, tarp istorijos ir tarp gimto kaimo toks kelios funkcijos, kraštotyros muziejus, bet ir akmenys. Labai didelė dedamoji dalis mūsų gyvoji istorija, kuris siekia milijonus metų, kai čia buvo šiltos jūros dugnas, paskui jūra nuslūgo, atėjo ledynmečiai 5, kurie sustūmė kalnus, paliko nuostabius ežerus, kurių turime 160 mūsų savivaldybei ir čia keli aplinkui yra. Tai ta istorija, paskiau sugrįžo gamta, nes po ledynmečio buvo viskas tuščia, tik tai žvyro kalnai. Atėjo gamta, atėjo šiaurės elniai ir paskui jūs atėjo pirmieji žmonės. Esam radę kirvuką akmeninį vaikystėje, tas labai mane palėtė. Pirmieji žmonės, jų įrankiai, iš akmens gaminti ir paskiau jotvingių garsieji laikai, kai jie čia gyveno, paliko mums pavadinimus ir tikrai negalima sakyti, kad jie buvo išnykę visiškai, nes tikrai ne iš knygų mes žinom pavadinimus, vietovių, ežerų, miškų, upių, kaip Kirsna, kaip Duse. Yra keli šimtai žodžių tikrų gyvų jotvingių. Tai reiškia, kad buvo žmonės dar labai skystai gyveno pavieniui, bet jie asimiliavosi su lietuviais, su lenkais, su gudais baltarusais. Ir ta jotvingių didžioji tauta yra išblaškyta būtent tarp net 3 valstybių - Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos. Tai jie buvo, jų kraujo jaučiuosi turys ir tą paliudyja ir mūsų pokario partizanų Dainavos apygardos gausiausios ir žmonių skaičiumi ir kovomis, ir paliudyja 20 metų, prieš 100 metų savanorių surinkimas, kur netrūko mūsų krašte savanorių. Ir dabar atkūrus 91 metais Lietuvos kariuomenę krašto, vadinamas SKATA, savanorišką krašto apsaugos tarnybą, kurioje ir aš pradėjau tarnybą 91 metų gruodžio mėnesį, daviau priesaiką, pradėjau profesinę tarnybą 92 metais. Tai ta gausa, ta energija, tas susispyrimas rodo, kad mes turim to jotvingių kraujo. Tai aš džiaugiuosi, kad pavadinimui pataikiau įdėti pavadinimą Jotvingių kiemas, kuris plačiai nusako šito krašto istoriją, tuo kartu ir mano kaip asmens, nes mano gimtajam kieme esam. O dabar žiūrėkit, daug kalbėjom apie šitą muziejų, bet čia nėra jūsų vienintelė ir gal net ne pagrindinė veikla. Jūs, kaip ir minėjau prieš tai, esat karo istorikas, neseniai pradėjot šitą darbą, kiek žinau. Tai papasakot, ką šiuo metu veikit ir kaip atrodo jūsų ta kasdienybė. Tai mano ta karinė karjera yra gan netrumpa, jau 33 metai. Teko įvairiose pozicijose tarnauti ir
pareigose, taip ir turi būti, žmogus auga, tobulėja. Tai šiuo metu esu karo istorikas, tyrinėjam Lietuvos kariuomenės dalinių istoriją. Pavyzdžiui, aptikome, kad Aštrioji Kirsnoji buvo karo ligoninė 1920 metais ir galvoju, kažkada pakabinsim lentelę Aštrios Kirsnos dvare, kuris irgi yra turistinis objektas. Kitus dalykus atrandam, aš tik paminėjau prie mūsų krašto vieną akcentą, vedam paskaitas kariams, duodam pavadinimus naujiem daliniam, juos istoriškai pagrindžiam kažkurio asmenybių, mūsų etmonų, mūsų kunigaikščių, mūsų žymių karininkų. Tokia labiau gal taikomoji istorija, kad paimti istorinį faktą ir jį pritaikyti karių ugdymui, ugdyti jų patriotiškumą, pilietiškumą, vadinamą esprit de corps, kolektyvinę dalinio dvasią, kad kariai būtų kaip vieninga šeima, kad jie turėtų motyvaciją už kažką aukotis, už mūsų tėvynę ir parodint per jų tau pirmtakų tuos nueitus kelius, kad yra prasminga priešintis okupantam. Tai čia dabartinė pozicija, o esu tarnavęs krašto apsaugos savanorių pajėgose 3,5 metų, taip pat Lazdijuose, buvau kupos vadas. Antrasis tik tai po Romo Kunciaus garsaus žmogaus buvo sportininkas, patriotas. Tada inžinerijos batalione 14 metų. Tada truputį karininkų ramovėje, kultūrinis objektas. Po to dar Lietuvos kariuomenės vado kanceliarijoje, strateginės komunikacijos departamente, pilietiškumo ugdymo karininkas. Tai vėlgi visos temos mano yra giminingos, susiję ir tai nuo to geriau tik tai tarnybai ir man pačiam, kai nereikia dažnai persikvalifikuoti ir tuo būdu prarasti savo energetiką ir peršokti į naujas pareigas, daug ruošintis joms. Bet ta kariuomenė turbūt atsirado taip gal ne tai, kad tikėtai, bet iš pradžių buvot pasirinkę kitą sritį, ar ne? Ką pradėjot studijuoti? Kiek esu girdėjęs, miškininkystę berods studijavot, ar ne? Teisingai girdėjot, bet jeigu visai, kai nukrystam šiandien į vaikystę, visai pirma mano mintis buvo, ką aš veiksiu gyvenime, tai būsiu cirke žonglierius. Gimnastika, mane labai žavėjo gimnastika, kūno judesiai, žmogaus galimybės, tai čia buvo vaikiška svajonė, paskiau truputį jau realistiškesnė buvo miškininkystė, nors norėjau studijuoti žirgų sportą. Traukė prie žirgų, bet tuo kart nuvažiavau į Buivydiškių kolegiją arba tuo kart technikumą, tai nesurinko grupė, sakė, šiemet neruošim, o aš norėjau vis tiek mokintis, tai aš į giminingą gamtą pasirinkau Girionyse miškų technikumą. Jį sėkmingai baigiau, bet nei vienos dienos nesu dirbęs miške. Ir sutapo, kad man baigus, praėjus 1,5 metų, dar dirbau kolūkį vairuotoju ir atėjo Lietuvos nepriklausomybė. Ir iškart po pučio, man buvo tik 21 metai, apsisprendžiau stoti į Lietuvos kariuomenę ir štai nuo 91 metų, gruodžio mėnesio, kai daviau priesaiką, iki šiandien tarnauju Lietuvos kariuomeniai. Po to mokiausi karo akademijoje 2 metus, kad tapčiau karininku. Tada baigiau istoriją neakivaizdiniu būdu Vytauto didžiojo universitete, bakalaurą ir karo akademijoje karinę diplomatiją, dar magistro studijas. Tai tikrai viskas suėjo į vieną ir visuose mano pozicijose tos patirtys ir mokslai buvo reikalingi ir kartais, kai pagalvoju, kad šiandien vaikai renkasi mokslus, tai kartais tėvai nori patarti, bet geriausia, kad vaikas pats suprastų ir mes net negalim numatyti, ką jis galvoja ar negalvoja, ar jam taip išeina, bet jis renkasi 2 žingsniais į priekį, negu mes matom va čia ir dabar. Niekad reikia nestabdyti ir žmogus kažkaip susiderina pats savo ateitį. Tai aš už laisvę ir pasirinkimą ir ne taip mechaniškai skaičiuojant, kas bus, bet žmogus nejausdamas atranda savo kelią. Aš dar norėčiau paliesti temą, vis tiek mes esam Lazdijų krašte, jūs esate vienas iš Lazdijų krašto perlų, mes matome tai didelį indėlį į Lazdijų kraštą, ir tas pats muziejus ir šiaip dalyvavimas visose veiklose. Labai įdomu išgirsti iš tokio žmogaus, ką jums reiškia jūsų savas kraštas, Lazdijų kraštas. Tai pradedant kiemų, kur tas žodis nurodo šeimos tos celės mažiausios visuomenės dalelės, tą fizinę vietą tai yra kiemas, paskui kaimas, paskui nueiname kitos valstybės. Tai gali pasakyti mano kiemas, mano savivaldybė, mano kraštas, mano seniūnija. Tai čia žodis tinka mano ir aišku mano Lietuva, bet tas mažiausias mano. Ir mes visi esam kažkuo kitokie, jeigu esame iš kito krašto. Ir aš kai dabar daug keliauju, daug žmonių pažįstu,
per tą visą karjerą, tai pirmiausia paklausiu, iš kur esi, aišku, vardas ir iš kur esi. Ir tai jau yra didžiulė dalis informacijos, jeigu žmogus pasako Kaunas, Vilnius, Klaipėda, bent koks miestelis arba jų labiau užsienis, tai paklausus iš kur tu, gauni daug informacijos ir žmogų iškart nuleidži, kad jisai ir pristatytų sąžiningai, iš kur jis yra, nes aš net sakau, kartais net ne iš Lazdijų, sakau, ten iš tokio kaimo prie Lenkijos sienos, kad visiškai būtų ir to nesigėdiju ir net laikau tai kokybės ženklų. Tai va, čia yra mano ir tuo aš didžiuojuosi ir kaip matėt mano kieme kabo Lazdijų krašto vėliava. Kažkada keldavau vytį, galvojau čia turistam labiau, bet vėliau pagalvojau, kad visai autentiškai turiu savo kraštą pristatyti, tegul įsiveža nuotraukose arba paklausdami, kokia čia vėliava, man jinai labai graži, labai prasminga, kur aš išvelgiu jo ir jotvingių kraują pralietą, ir Kirsnos juodą upę, ir mūsų saulę, ir karalius padovanota mūsų karališką briedį, mūsų simbolį. Tai yra svarbiausia būti su savo kraštu, su savo tuo pačiu mažiausiu vienetu, kuriam esi priklausai, jautiesi tapatybės dalis. Tai mes žinom, kad jūs atstovaujat ne tik atstovaujat ir garsinat mūsų kraštą, būtent Lazdijus, bet ir visą Lietuvą. Žalgirio mūšio inscenizacijoje jūs turit labai svarbų vaidmenį, Vytauto didžiojo vaidmenį, ir esam girdėję tokių nutikimų, kad teko pastovėti netgi už savo įsitikinimus, už savo valstybę toje inscenizacijoje. Tai gal papasakosi tą istoriją su Lenkais? Kągi, 2010 metais Lietuvai ruošiantis minėti Žalgirio mūšio 600-asias metinės, su Lenkija buvo sutarta, kad pirmą kartą tose rekonstrukcijos dienose, kurios lenkiškai vadinasi Grunwaldski dni, Žalgirio mūšio dienos vykstančios Varmijos Mozūrijos vaivadijoje, istorinėje Žalgirio mūšio vietoje prie Olštyno miesto, būtų atiduotas kunigaikščio Vytauto personažas Lietuvai. Taip jie sutarė, kultūros berods ministrai abiejų šalių, ir Lietuvoje šitas buvo deleguota krašto apsaugos ministerijai, kaip čia su karyba susijęs įvykis, ir krašto apsaugos ministerija paskelbė konkursą išrinkti žmogų atstovausiantį Žalgirio mūšiui, tokiam jau gražiam 600 metų jubiliejui. Įvyko rinkimai iš 14 kandidatų, aš juos laimėjau. Tai esu sąžiningai paskirtas, kol kas nenuimtas, tai taip ir tęsiu tą misiją. Laikau misiją, nes tom dienom negaliu niekur prapulti, negaliu atostogauti, turiu išlaikyti ir fizinę, ir emocinę formą ir tą atlikti misiją, kurią aš jau atlikau 15 kartų. Nuo 2010 iki štai 24 pernai, tikiuosi ir šiemet važiuosim. Tai tie pirmieji metai buvo įspūdingi tuo, kad buvo pirmieji, buvo labai pasiruošti iš abiejų pusių. Tiesioginė transliacija per televizijas buvo Lietuvoje ir Lenkijoje, jas nekomentavo istorikai, žinomi žmonės, pas mus berods profesorius Bumblauskas. Tiesioginė transliacija per televiziją ir 100 000 žiūrovų mūšio lauke, čia Lenkų vertinimu. O aš pirmą kartą sėdžiu su šarvais ant žirgo. Ir įjojant į paskirtą inscenizacijos plotą, jis yra aptvertas, kad eitų tik tie, kurie priklauso, gavom žetonus, visi identifikuoti. Ir atsistoja prie vartų festivalio režisierius Gureckis pavardė, tikrina ten žymiausius tuos jau personažus. Jis sako, Vytautas, gitarėmės, kad jūs būtumėt be karūnos. Sakau, maestro, Vytautas buvo valdovas ir jis turi turėti karūną. Ir sako, ne, neįleidžiu mūšio lauką. Ir aš supratau, kad čia ir dabar turiu nuspręsti, ką daryti. Mane stabdo, kaip sakiau, visos televizijos įjungtos, visi žmonės žiūri ir prasidės tuoj suktis visas renginys pagal muziką, pagal kalbas ir veiksmo numatytus dalykus. Aš 3 kart įkvėpiau ir ką jūs galvojat, kaip aš turėjau pasielgti, kaip karininkas priėmiau vienintelį sprendimą, arkliui pentinais į šonus ir pirmyn. Jisai tik skėstelio rankom, atšoko ir, kaip sakau, režisūra sukosi, viskas vyksta. Tai supyko žiauriai režisierius, pabaigoje inscenizacijos nepasakė mano pavardės, kai ten pasakydavo žymesnių aktorių, vadinkim. Kitais metais mane diskvalifikavo, aš nuvykau, bet neleido man dalyvauti inscenizacijoje. Elgiausi pagarbiai, bet stovėjau iki galo, kad turi būti tos insignijos, turi būti tie veiksmai, kurie remiasi istoriškai. Ir dar kitais metais pamažu sušvelninom ir šiandien tas pats Gureckis, tas pats Donatas
esam savo vietose ir puikūs bičiuliai esam. Beje, Lenkų pasikeitė ir daugumos tas buvęs Dlugošo, istoriko Dlugošo vertinimas, kad lietuviai vos nepabėgė iš Žalgirio mūšio lauko, kad čia jie tokie buvo antriniai. Dabar pripažįstam, kad tai lietuvių manevras buvo pagrindinis lemiantis veiksnys, lietuvių atsitraukimas, išardymas rikiuočių ir sugrįžimas vėl į mūšio lauką ir smogint iš užnugario. Taigi istorija atsistoja į savo vėžes, mano tas ėjimas vabank pasiteisino, šiandien su jumoru gražu prisiminti. Bet sakau, supratau tokią pamoką, kad čia ir dabar sprendžiasi, kad ir mikro istorija, bet jinai sprendžiasi čia ir dabar ir tu turi priimti sprendimą. Manau, kad pasielgiau teisingai ir garbingai ir dabar galime tik tai su šypsena prisiminti. O tada buvo labai didelis klausimas, bet jį įveikiau. Tai realiai atstovėjo tą tokią istorinę tiesą, atstovėjot savo nuomonę. Ir iš tikrųjų labai daug rizikavot, ar ne? Tai jūs tik pirmi metai dalyvaujat ir išrinktas, praėjo didelį konkursą, išrinktas ir va taip rizikavot visų tuo. Ir net kitais metais buvot nušalintas. Tai čia įvykis, wow. Suspenduotas galbūt. Suspenduotas, ar ne? Supratom. Čia jo gaila, čia Vytautas. Čia labai nuotrauka tokia, wow. Tai įspūdinga ir žirgas žiūri į čia. Ir... Žirgas jau miręs. Labai gerai paruoštas buvo. Bet žirgus jūs gaunat irgi? Vilniaus rytosios policijos paruošti yra, dėja, su žirgais prastai, kasmet vos ne kitas. Mes samdom, žinai, tą funkciją, kariuomenė neturi savo žirgų. Mano formulė 2 kart po 30 kg šarvų, plus minus ir 30 kg karščio. Liepoj būna, Liepos 15. Tai, ir sakau, kaip vėl grįžtant prie tikėjimo, Kristaus aukos sudabartinimas, jeigu mes per mišias sekmadienį Kristaus auką sudabartinam, tai čia yra istorijos sudabartinimas. Aš jaučiu svorį, jaučiu karštį, jaučiu netgi įtampą, ten diplomatiniai dalykai ir kariniai, kad tu turi čia fiziškai atlikti, emociškai, pasakyti savo ir padaryti. O pavyzdžiui, dėl fizinio pasiruošimo, jūs darot kažkokias tai treniruotės prieš važiuojant į tenais ar... Darom šiek tiek, bet galiu pasakyti labiau, kad reikalingesnė yra, totorių ataka, reikalingesnė yra motyvacija, mūsų falanga lietuvių eina skydai. Tai jau iškart irgi reprezentuoja iškart mūsų kariai čia. Aišku, beje, dalyvauja aš ne vienas karininkas, dalyvauja mūsų apie 15 karių, kurie eina riteriais, pėstininkais kovoti. Ir dar yra civilių, kurie iš rekonstrukcijos klubų. Aukos sudabartinimas, patiriu tai, ką patyrė tie kariai ir išgyvenu netgi sąlyginai, kad gerai padaryti, nes gyvybę nerizikuoju krauju, bet nors sužeidimų gali būti, krinta nuo žirgų žmonės, šaudo bombardos, ugnis, ten namukus padega. Labai daug tikroviškų elementų būna, ten žirgai žvengia, bombardos šaudo, dūmai eina. Pavyzdžiui, jeigu lietuvius inscenizuoja tik lietuviai, ar būna, kad... Būtent. Tik lietuviai. Jo, ir kas yra teisinga, ir šiaip aš pasidomėjau pasauliniai praktikoje, geram filme tą tautą vadina tą tautą. Nes geriausiai truputį. Tu nepaveidė parašyta. Taip. Dabar Emilija iš Laisvės yra apie Kalantą, bet yra Emilija ekskursantė, kai pabėga maža mergaitė į Sibiro. Ir kai ten tardo kagabistai. Ir tie kagabistai paimti rusai. Kitoks ta emocija, viskas kita, fizinis veidas, kitas. Ir tai čia nepaniekinti, ne kažkaip, bet tai yra teisybė. Autentiškesnį tą matai vaizdą, pojūtį visą gauni. Esate tikrai veiklus žmogus, turit begalę veiklų ir kiek viešos informacijos yra apie jūs ir šiaip matom, kad esate labai veiklus, tai ar lieka laiko šeimai? Manau, kad lieka. Reikia tik tai padalinti ir manau, kad negalima nugesinti nei vienos ryties, nei šeimos, nei tarnybos, nei hobio, kaip šiuo atveju, nei dar gal kokių pomėgių, nes žmogus, mano galva, turėtų būti laimingas. Jeigu man čia teikia laimę, nors sunkus akmenys ir ieškojimai, ir važinėjimai, ir aišku, dirbu ant kalno laukia, ir lyja, ir sninga, tikrai sutemsta, dažnai pradėjus darbus, tai man viskas yra nesunku, dėl to, kad aš matau prasmę. Ir tos veiklos, kaip aš sakau, padeda man rankas įkišti į tą žemę, kaip į akumuliatorių pasikrauti energetikos ir jeigu kažkas mane mato ir pagiria apie veiklą, apie kažką, tai aš esu gyvybingas tikrai dėl tų savo mėgstamų veiklų ir siūlau visiems gal neiti bėgti bėgimo takeliais susidarius po stogu, neieškoti kartais užsienį šiltuose kraštuose tiek pasikrovimo, kiek susirasti mylimą hobį ir čia pat galima jį išgyventi ir netgi kurti, palikti kažką ir ateities kartoms ir kartu išgyventi savo tą gerą emociją, kad štai tu kuri, tu palieki, tu esi laisvas, tu kažką tik tai viens darai taip, ko nedaro kiti. Ir tas yra didžiulė
prasmė ir žmogaus palaikymas, nes tarnyba yra irgi mėgstama, nesakau, kad nemėgstama darbą dirbu, bet yra duonai užsidirbti. Šeima yra mūsų kaip visuomenės narių taip pat, kad tu būtum socialus ir kaip narys gautum visą, kam ir skirta šeima ir atiduotum, o hobis yra tam, kad tavo siela atsigautų. Daug įsimintinų datų Lietuva mini, tai yra ir sausio 13, vasario 16, kovo 11 ir dabar turbūt artimiausia yra vasario 16, tai va ta proga galbūt apie valstybingumą, apie patriotizmą, gal turėtumėt kažkokį palinkėjimą jaunimui ir visiems kitiems Lietuvos žmonėms. Čia labai gerai atėjo mintis, tik dabar, kad mūsų tos 3 datos, kaip jūs sakote, sausio 13, vasario 16 ir kovo 11 yra tam šaltajam periode. Tai ir mūsų istorija labai šalta, labai rūsti, labai permaininga. Tai palinkėjimas būtų, kad nereikėtų dar vienos datos kažkada tai švęsti įsilaisvinimo arba atsikovojimų, kaip štai turim tas 3 datas. Tai dar turim Liepos 6, kai valstybę sukūrėm. Tai ką aš palinkėčiau jaunimui, kad išlikti patriotiškais, pilietiškais ir kai ateina valanda, nebūtinai, kad jau čia pat karo, bet kartais ir mažesni darbai reikalauja neemigruoti, nebėgti nuo sunkių darbų, neieškoti tik tai lengvesnės ekonominės duonos, bet kartais pagalvoti apie tą žemę, kurią mums paliko mūsų protėviai ir kad jos nenurašyti kaip neįdomios, kaip nepelningos, nes viskas priklauso nuo žmogaus mąstymo ir kartais pelningumą, idėją arba gerą mintį galima sukurti bent kur iš tikrųjų. Rodo ir kitų valstybių istorijos, kaip Izraelis įsikūrė dykumose, kaip mes atsikūrėm tiek pat po carinės Rusijos subyrėjimo, tiek po Sovietų Sąjungos subyrėjimo ir tikrai esam viena iš moderniausių ES ir NATO valstybių. Mūsų BVP auga, mūsų netgi žmonių laimingumo rodiklis pasirodo vienas aukščiausių Europoje, tai galima. Tai dabar matom, kad galima, tai aš siūlau dar labiau tikėti tuo, kad galima čia ir dabar gyventi savo šalyje, savo krašte, savo netgi provincijoje, kokie be būtų Lazdijai, nes tame yra daug ir stiprybių. Ir jeigu visi sulysim į Vilnių, tai irgi nebus gerai. Aš siūlau atsigręžti atgal, tiek į istoriją, atsigręžti į savo gimtasias vietas ir ten rasti gerų dalykų, o jų yra. Gerai. Ja. Ir tada gal man tokį apibendrinimą mini padaryti? Nereikia? Nereikia. O padėkoti už pokalbį? Galima. Tai čia... Galima padaryti pabaigą. Padėkoti galit nefilmuotai. Galim padaryti pabaigą tokią. Ačiū už pokalbį. Ačiū už skirtą laiką. O čia įdėsim. Gerai, galim. Tai Donatai, labai ačiū Jums už šitą viešnagę, už tą pokalbį. Ir aš manau, kad šitas pokalbis, šitas mūsų bendravimas ir bendrai Jūs kaip asmenybė esat daugam pavyzdys, esat patriotizmo, to meilės savo kraštui pavyzdys. Ir manau, daug kas Jūs turėtų lygiuotis ir Jūs mūsų kraštui ir visai mūsų valstybei duodat be galo daug. Jūs tikras Lazdijų krašto perlas. Ačiū. Ačiū Jums, kad domitės. Dėkoju. Dėkoju labai.